Trenerė, nepavyko atidaryti pergalingai lauko futbolo sezono. Pirmiausia, koks buvo rungtynių planas ir kaip sekėsi įgyvendinti? Planas buvo truputį kitoks negu prieš tai rungtynėse. Truputį tą tokį nenaudojom aukštą labai presingą, jis tai buvo visiškai nesusėdom, bet buvo truputį žemesnis nei paprastai mes darom dėl labai objektyvių priežasčių, nežinau. Truputį, kaip sakyti, antrą kartą trigubą savaitę ir neturim vėl nei savaitės mes tarp rungtynių per 6 dienas, 3 rungtynės, tai yra nežmoniškas krūvis, dar kada ir tos kelionės išvykos, tai ir labai aiškiai dabar, kada organizmai pasėdė, ne tai, kad traumos, lygos pakirto stipriai mus, tai atsižvelgiant į visus buvo tuos, kaip sakyti, tas visus momentus ir teko truputį pakeisti žaidimo planą negu prieš tai. Vėl kitas dalykas, žinom, kad Hegelman tikrai demonstruoja gražų akį futbolą ir labai gerai išnaudoja tas erdves, tai vėlgi būtų buvę labai klaidinga nuovargio fone atidarinėti erdves, tai tikrai būtų net nebejau įvarčių pasipylę dar daugiau, tai sąlyginai toks ir planas buvo. Į startinę sudėtį išleidot net 9 lietuvius ir tik 2 legionierius. Turėtų džiaugtis rinktinių mūsų jaunimo ir nacionalinės treneriai. Ir 5 marijampoliečiai buvo startiniai vienuolikiai. Kiek čia priverstiniai keitimai, o kiek nusipelnė galbūt vaikinai kai kurie? Tai nusipelnė tikrai yra, neslėpkim, buvo ir priverstinių keitimų truputį. Vakare irgi buvo planas kitoks dėl tam tikrų ligų, teko keistą planą, bet vėlgi tie vaikinai verti didžiausios pagarbos, visi aplamai, ir ar užsienietis, ar lietuvis, visi žaidžia, kurie rodo, kad gali, ir šiandien sakau, su ta gynybos linija, kurią žaidžiau šiandien, prieš 2 metus antrojo lygoje bandėm užkariauti. O šiandien jie prieš daugiausia mušančią komandą atstovėjo tikrai kaip vyrai ir po standartų, kur kontaktas buvo, nebuvo, bet tik tai prasileidom, tai sakau, tikrai visi, kas buvo aikštėje, atidavė daug ir labai džiaugiuosi, kad sugebam, ne tik Šiauliai sugeba 9 lietuvius, bet ir mes dar kažkaip įkrapštom. O dar smagiau tai iš tikrųjų, kad turėjom 6 dienas, 3 rungtynės ir visose juose pradėjo 2 18-mečiai, 19-metis, 2 20-mečiai, tai reikia dabar sulaukti kvietimų į rinkinį, nes patirti tikrai vaikinai kaupia ir su kaupu. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų už vaikinus, ką jie demonstruoja, nesvarbu, sunku, lengva, eina, kovoja ir sakau, dar čia tenka pasiklausyti ir pasiskaityti, kad kai kuriem ekspertam pristyksta mano žaidėjam, kaip sakyti, atrodo, kad jie eina į aikštę nelaimėti. Tai jeigu bent vienam, kuriam taip atrodo ar sušlubuoja tas tikėjimas, kad mano žaidėjai eina nelaimėti, tai kviečiu kiekvieną iš jų į Rūbinę pasižiūrėti, kokiom akim degančiom jie eina į aikštę. Ir jei tada jie galvos, tai tada labai įdomiai mąsto apie pasaulį. Kiek dabar turėsit to laiko atokvėpių ir tą traumų ir ligų tą epidemiją išsilaižyti, kaip sakyti? Tai viskas rytoj jokio darbo, jokios treniruotės, tik tai visiškai atsistatymo protokolą vykdysim, traumas susiskaičiuoti, taip toliau, nes vėl šiandien, atsiprašau, pareikalavo rungtynės aukų, tai pirmanį laisvo, antrąjį maksimaliai žvelgiam į sekančias rungtynės ir vėl eisime į aikštę pelnyti 3 taškų. Treneri, sveikinimai su
pergalę, pagaliau nutrauktas ir įvarčių badas, na ir kylat į antrąją vietą bent jau iki rytojaus rungtynių. Na, koks buvo rungtynių planas ir kaip jį gyvendinat? Na, aišku, čia atvažiuoti į Marijampolę ir žaisti ant žolės po labai ilgos pertraukos tikrai nebuvo mums lengva ir tai gana labai matėsi, ypač pirmas 30 minučių. Kažkaip nerasdavom kažkokių tai normalių geresnių sprendimų, reikėjo apsiprasti, manau, būtent po 30 minučių mes jau buvom kitokie aikštėje ir kai tik tai atsirasdavom varžovo aikštės pusėje, jau mes pradėjom kažką tai kurti, jau kūrėm ir vieną ir kitą momentą ir įmušėm įvartį. Įmušėt įvartį Styvas Kinge, pirmasis sezono įvartis, ką galite pasakyti apie jo pasirodymą? Na, gal nenorėčiau išskirti vieną žaidėją, bet taip, paskutinės 2 rungtynės mes turėdavom momentų, bet niekaip negalėdavom su jų realizuoti ir tai šiek tiek neramino. Žinau, kad tų momentų mes turėsim, tai, na, žinot, tokiuose rungtynėse, būtent kaip su Džiugu, su Dainava, standartinės situacijos jos labai daug lemia. Ir šiandien būtent įvartis buvo pelnytas iš standartinės situacijos. Labai tai akcentuoju ir sakau, kai sunkesnis laikotarpis toks būna aikštėje rungtynių metu, na, standartinių situacijų tu visą laiką turi. Tai čia tikrai dirbam ties tuo klausimu ir šiandien tai pavyko. Pirmavot prieš pat pirmo kėlinio pabaigą ir prieš antrąjį kėlinį. Kokie buvo nurodymai, ar stengtis išlaikyti tą rezultatą, bet vis dėlto buvo daug tikrai progų, bent jau pusprogių ir turbūt buvo nurodymas nesitraukti prie savo vartų, nesigrūsti. Na, taip ir atrodo, kaip ir sakote, gal tas... Mes norėjom turėti tą kamuolį, mes jį ir turėjom ir aš manau, kad rungtynių metu, antro kėlinio metu, manau, mes buvom arčiau antro įvarčio nei varžovas pirmo įvarčio, bet kadangi tas rezultatas buvo 1-0, tos rungtynės buvo gana nervingos iki pat galo. Natūrali vėja, kiek pirmą kartą vis dėlto šį sezoną žaidėt, kiek turėjo įtakos žaidimui, nuovargiui ir apskritai kaip įspūdžiai? Nu, aš manau, sakau, pradžioj buvo sunkoka tikrai, bet po to mes apsipratom gana gerai, manau, žaidėme. Manau, susikūrėm tikrai gerų momentų vėl ir žaidėjai, manau, nu, jie visą laiką nori žaisti ant žolės. Gaila, kad Lietuvoje nėra tokių sąlygų, kad visada mes žaistume ant žolės. Aš manau, aikštė buvo pakankamai gera ir na, tai visai kitaip žaisti ant žolės, tai čia normalu. Ką, ir pagaliau pasiekta trečioji jau turbūt sezono pergalė po 2 tokių nepačių, galbūt maloniausių rungtynių, lygiosios su Džiugu ir pralaimėjimas labai apmaudus Dainavai. Kas toliau? Nu, kas toliau? Na, mes žinom, koks balandis laukia mūsų. Gerai, kad sekančią savaitę, vidury savaitės nėra rungtynių. Tai normalu, kad žaidėjai ir vienos komandos, ir kitos matosi, jau akivaizdžiai, kad jie labai pavargę, nes turėjom per 7 dienas, varžovas turėjo per 6 dienas 3 rungtynės, tai natūralu, kad tas nuovargis jaučiasi, tai reikia atsikvėpti, žiūrėti, kas gyvas, ką reikės reanimuoti ir ruoštis kitom sekančiom rungtynėm. Toliau laukia irgi sunkus grafikas visom komandom, tai reikia atsistatyti ir svarbiausia išlikti sveikiem šiuo laikotarpiu.